Sveiki visi, Rolandas prieš jumis. Jei kam įdomu, Rolandas iš Pajūrio YouTube kanale arba TikTok'e, jei nepameluosiu, Rolandas iš Pajūrio. Ten rašosi, galite surasti nesunkiai. Taigi, šiandien esu Klaipėdoje ir ką, aišku, malonu žiūrėti, kad atsinaujina miestai, kad viskas gražėja, tikrai tvarka yra. Neperseniausiai grįžau nesenai iš Anglijos, buvome pas vaikų. Savaitikę atostogavom. Ir ką galiu pasakyti, pagrindinis dalykas yra tas, tikrai labai krenta, bent jau man krito į akis, kad ten žmonės eina, aišku, yra begalė, tikrai begalė bereikalingų, mano akiai, daiktų, visiškai bereikalingo šlamšto. Bet žmonės ten nebijo pirkti, nebijo žvalgytis, nebijo po parduotuves lankytis. Žinoma, suprantama, kad jeigu, sakykime, žmonės, kaip pas mus, eitų taupiau, labai taupiai, sakykime, ar ką, parduotuvės, žinoma, parduotuvių tinklai eitų kažkokie tai bankrotą. Todėl pas juos yra jau tas suvokimas, kaip savaime suprantamas dalykas, kad eina, perka ir gyvena. Pas mus, kodėl to pas mus nėra? Kodėl pas mus iš vis tokia padėtis? Žinoma, teisingai ir Vaidas Lekstutis sakė, ir pritariu tai nuomonė, ir ką galiu papildyti. Ką galiu nuo savęs pasakyti, o tai, kad žmonės patikėjo pasakomis. Jie patikėjo čia Overtono lango principu. Jeigu kas nežino tokio dalyko, kas yra Overtono langas, labai be galo įdomus straipsnis yra, aš bent jau straipsnį skaičiau. Tai yra projektas, kaip žmogui įkalti, kaip sakant, kaip praplauti mąstyseną, kad jis priimtų bele ką, kas yra siūloma, net kanibalizmą. Yra ten, jei kas norit, tikrai eikit į internetą ir susiraskit Overtono langas. Tai va, tuo principu, kaip matau, čia mano nuomonė asmeninė, matau, kad jau, nežinau, bent jau dešimtmečiais galim skaičiuoti, ta dirva, visam tam, ką mes matome, buvo ruošiama senai. Manau, kokią tikrai jau dabar galima skaičiuoti. Lyg tai, kiek atsimenu, projektas, tik ar Harvardo, ar kažkokio, buvo projektas, kaip suardyti Rusiją. Tarybų sąjunga tai yra. Ir tas projektas lyg tai kažkur 70 metų. Tai va, apie 40-50 metų jau dabar yra. Ir kas gavosi? Paimkim, kaip sakant, statistiškai istoriją. Buvo, aišku, Tarybų sąjungoje viskas uždaryta, kas užsienietiška nepriimama. Ir kas buvo padaryta? Buvo be galo, aišku, skirti pinigai, manau, ir buvo labai išvystytas holivudinė tematika. Ir, aišku, legendinis filmas Rokis, tai buvo tikrai jau ta pažiba, kur visiems patiko, kaip rusas sumušė. Tai va. Ir tokiais, ne multikais, tokiais filmukais, plus po biškį tas buvo duodama, labai po biškį, kadangi tai draudžiama, net pradžioj buvo draudžiami, pasidarydavo tie elektronikai, pasidarydavo meistrai ir lėkštes palidovinės, kur imdavo užsienio kanalus, tai buvo tiesiog, aš atsimenu, skambėdavo kaip čia, kaip, sakykime, su kokiu nors ten kitą planetą susisiekti, tokiam lygiai būdavo. Ir žiūrėdavo, aišku, tyliai, kaip sakant, tarp saviškių. Ir po to vystėsi, kadangi buvo kuo toliau, to daugiau tokių meistrų, viens nuo kito kopijuodavo ir pasidarė labai daug, tai žinoma, su mase nepakovosi ir tada buvo, kaip sakant, per propagandą varomi tie dalykai. Ir kas gavosi? Draudžiamas vaisius skaniausias. Ir žmonės patikėjo, iš tikrųjų patikėjo žmonės, atsimenu, ir aš tos žiūrėdavau visus filmus, taip, visiems susuko galvą filmukais, paprasčiausiais filmukais.
Ir kas toliau gavosi? O toliau užteko tik dar pažaisti psichologiškai iš vienos iš kitos pusės ir kada paleido nepriklausomybę, ko bereikėjo. Ką buvo visi įpratę jau per kartas daryti, ką vogti. Ir kada paskelbė, kad valstybinį turtą tu galėsi turėti, tai čia pasąmoniai, manau, visiems sužaidė reikalas, kad tu galėsi, kaip sakant, tu iš valdžios gausi, pasivoksi. Ir tą galėsi parduoti. Ir tai suveikė tiesiog su tokiu triuškesiu, kad oho, kas toliau buvo? O toliau labai gražiai, kadangi jau būtai privatus visą kitą, ten neatsimenu, po 10-mečio prasidėjo paskolų manija. Aišku, po biškį gražiai, ten tokios paskolos, anokios paskolos, aišku, apie ten sekundės bankus visą kitą, čia tie dalykai, ten, kur visą tą organizavo, jie buvo puikiai žinomi, mano manimo. Ir čia tai reikėjo, kaip sakant, tik gražiai sužaisti, nes tie, kurie stato taisyklės, jie žino, kas kur kame. Aišku, per tą sukūrė milžinišką mafiją, ko pasiekmes matom šiandieną. Ir kas gavosi? Gavosi taip, kad dabar visi patikėjo tais filmukais, patikėjo valdžia, patikėjo paskolomis, kad tu gali turėti jau dabar. Čia panašiai kaip tarybiniais laikais, kaip anais laikais, kad galėjai gauti iš valdžios būtą, išsipirkti už grašius, po to parduosi. Lygiai taip pat dabar viskas vykdoma toliau. Ir kas gavosi? Ir gavosi taip, kad žmonės nebeturi jokios valios. Nei savo, nei apie politiką iš vis galima patylėti ir lapais užkasti visus sofos politikus. Tai va, tokia tendencija, taip viskas išsivys. Dar priminsiu, kad paskutinis, mano manimu, paskutinis, kaip sakant, galimybė ištrūkti iš viso to buvo Pranciškaus Šliužo tikrai faino vyro, kuris organizavo referendumą paskutinį ir buvo surinkti parašai, nerealus skaičius, kur valdžia, kokia valdžia, kiek atsimenu, kiek girdėjau, kad Landsbergio įsakymų buvo nuo 100 000 pakelti iki 300 000 referendumai, nes tai neįmanoma surinkti pagal viską. Ir tas dalykas buvo surinktas. Referendumas buvo, bet visi gražiai supranti, net nesugebėjo nueiti ir prabalsuoti referendume. Tai va, čia buvo paskutinis taškas, manau. Aišku, kaip būtų pagal viską, pagal visus tuometinius įvykius, kai Grybauskaitė išmeldė būtent tuo metu, išmeldė iš Amerikos, kad čia padarytų bazę savo, kad vienu žodžiu karininkai, kad armija ateitų į čia. Tai va, kaip tas būtų baigėsi, jeigu žmonės būtų nubalsavę, čia labai sunku pasakyti. Gali būti, kad būtų jau, nežinau kaip ten pavadinta, bet koks nors euro stabdymom, euro kažkas tai būtų įvykę Lietuvoje. Tai va, neįvyko. Neįvyko, dabar visi skundžiasi, žliumbia, da kažką. O galiu pasakyti, valio, ko jūs žliumbėt, ko jūs skundžiatės? Visi norėjo to, kas dabar yra. Visi. Gyvenam taip, kaip užsienį. Apie algas patyliu. Ir kas gaunasi? Iš viso to išvadą galiu pasakyti. Paprasta ir viena. Aišku, sunkiai žmonėms tokį dalyką patikrinti, jo labiau nepatikėti, o tikrinti tai yra. Tai yra tai, kad tai yra pačių žmonių pasirinkimas. Tai va, kad kaip sakysi, tai pačių žmonių pasirinkimas. Nieks nevertė, nieks per kaip sakant, surištų nevedė, norėjo, gavo, turi. Norit dabartis yra praeities vaisius ir ateities sėkla. Todėl
patinka va tai, kas yra, ar nepatinka, tai yra praeities vaisius. Norit kitokios dabarties, ar kitokios ateities, taip sakant, keiskite dabartį. Pasirinkimo keiskite. Nereikia tikėti, reikia mąstyti, reikia tikrinti faktus. Gerai, patiko idėja, imat faktą kaip idėją ir analizuojat, verta, neverta, taip, anaip. Ir pirmiausia, sakykime, aš darau tokią paprastą analizę. Vat, gerai, kažkas tai, ane, akis sužimba. Ir tada ėmė paprastą dalyką. Noriu ar reikia? Jeigu reikia, reiškia imi, investuoji ir visa kita. Aišku, jau po to tai primeti, atsižvelgi į aplinkybės. Bet jeigu reikia. Čia tai taip kaip su mašina. Reikia, jeigu nepilsi kuro, reiškia, mašina nevažiuos, reiškia, tu neuždirbsi pinigą, reiškia, tu sėdėsi be duonos. Viskas. Tai yra finišas. Reikia. Nuvažiavai, prisipylei pilną baką ir viskas. Ir sėdai mašiną ir važiuoji. Noriu, gali pakentėti. Noriu, aišku, nieko nesakau, vis tiek algą gauni kažką, kažką nusiperki, kažką pagražinti, ar tą kažką pamatai. Čia yra natūralu ir tas yra gerai. Nes, kaip taisyklė priminsiu, norit, kad būtų tvarka gyvenime, tai pirmiausia, saugumas, po to aiškumas, po to nauda ir po to pasitenkinimas. Jeigu jūs dirbat ir savo negalit nieko leisti, negalit net mažmožio kažkokio, kad jums būtų malonu, kad jūs pasitenkintumėt, ar naudos, jeigu nėra jums, tai tokie dalykai negali būti darbi. Vat, imkite analizę ir judėkim toliau. Nu ką, lauksiu komentarą. Ojei, kiek ilgai rašiau. Musik tokio iki galo tikrai, manau, retas kas pažiūrės. Nu ir dalinkitės įrašus, rašykit komentarus. Iki.